Labas vakaras, mėly klubo nariai ir klubo svečiai. Labas vakaras, klubo prezidentė. Aš su kiekvieną, kas antrą trečiadienį sportuoju, važiuoju į Vilnių, į Toastmaster klubą ir esu dėl to labai laimingas. Ir tapo tokios dabar mankštos, pilnas endorfinų ir dopaminų. Atsiprašau, kad naudoju tos žodžius, man čia negalima pagal mano klubo specifiką. Taigi, savo kalbą norėčiau pradėti nuo istorijos. Tokios paprastos eilinės dienos, kuri ištinka turbūt kiekvienai šeimai. Po turiningos dienos, šią vasarą, grįžom visi namo. Jau atėjo vakaras, visi labai pavargę, nes linksmai praleido laiką. Ir aš auginu du sūnus, vienam metukai, kitam 8. Aišku, visi labai pavargę, bet vaikai kaip visada randa labai rimtą priežastį, nemiegosiu. Super, jie tą moka super. Taigi, mažylis akytės trina, taip, didysis irgi taip, bet juda, lipa, per pagalves šokinėja ir su tokia jėga. Sudonos ir trina akytės ir vėl to pagalvę už jį didesnio, jis stojasi krenta. Ir mums tai sukelia šypseną, sukelia juoką, mes žiūrim susižavėjimui tokį vaiką. Ir paskui vaikams šiek tiek nurimus, žmona rimtuvėje ir manęs klausia. Sako, žinai, Donata, koks varikliukas ten įvaro? Aš taip, tikrai labai rimtai pasižiūrėjau tą klausimą, pagalvojau. Ir kaip jūs galvojat, ką aš jai atsakiau? Kaip galvojat, koks varikliukas varo vaiką? Sakai, pažiūrėk Google. Pažiūrėk Google, sakai. Ne. Ne, vakare kokį Google. Kalbėti jau lovai. Aš pagalvojęs atsakiau, entuziazmas. Iš tiesų, ką turi visi vaikai ir suaugę mes po truputį prarandam? Tai didžiulė jėga, kuri nugali visas baimės, visas kliūtis, kuri pritraukia žmonių žavesį, kuri sukelia susižavėjimą, tai yra entuziazmas. Praeitą gramatikė buvo įvardinus, kad entuziazmą reikėtų pakeisti, bet entuziazmas ir užsidėgymas yra sinonimai. Taigi, mes varom entuziazmą iš tiesų, lengviau pasiekėm savo tikslus, įveikiam baimės, jis yra mums tikrai naudingas visose gyvenimo srityse. Pavyzdžiui, darant karjerą, pabandžiau ieškotis darbą, specialiai ruošdamas kalbai. Galvoju, pasiieškosiu darbą. Labai dažnai skelbimuose sutikau tokias frazes. Tu esi entuziastingas ir kryptingai siekiantis savo tikslų. Ir vienas iš viso labai patiko. Esi studentas, ar esi 65 amžinas studentas. Svarbu, kad esi entuziastingas. Svarbiausi kriterijai ieško darbo. Entuziazmas. Taigi, darant karjerą, entuziazmas labai naudingas. Kad ir atėjus į patį pokalbį, įsivaizduokit, ateinat į pokalbį, jūsų CV blizgantis. Bet atsisėdus, paaiškinate apie savo tikslus, nuleidęs galvą. Atėjo jūsų konkurentas, gal jo CV netoks blizgantis, bet jis entuziastingai, gražiai paaiškina apie tai, ką jis pasieks čia. Manau, darbdaviai žinos, kur reikia skirti. Kaip entuziazmas įtakoja mūsų sveikatą? Ar yra kam nors, kurie gal? Manau, visiems. Būna tokių momentų, kad norisi tik saridonų ir lovą. Bet įsivaizduokit, tada jūs taiga sužinot, kad jūsų partneris jums praneša, kad rytoj išvažiuojate savo svajonių kelionę. Ir šiandien reikia krautis lagaminus. Jūs išpuls toks entuziazmas. Aišku, kelionės saridoną reikėtų vis tiek nepamiršti. Entuziazmas mums padeda netgi valdyti laiką. Esu tikrai pastebėjęs, kad tą patį darbą su entuziazmu atlieku kokius 5 kartus greičiau. Ir dar negana to, kokybė būna dar geresnė. Kada esi užpultas entuziazmo, mąstai labiau kūrybiškai. Esi pilnas įkvėpimų. Kaip entuziazmas susijęs su sėkme? Noriu jūsų paklausti, ar žinot Winstoną Churchillą? Bet jau kolegė pasakė, kad jo pasportą tik viskas. Bet jis pasakė ir geresnių dalykų. Winstonas Churchillis yra pasakęs taip įspūdingą frazę. Sėkmė tai yra ėjimas nuo vienos nesėkmės prie kitos nesėkmės, neprarandant entuziazmo. Ir iš tiesų pabandžiau ieškoti sėkmės literatūros knygose, kiek tai yra minimas entuziazmas. Turiu net pakankamai nemažą biblioteką, mano mastais nemaža, apie 70 knygų. Ir paėmiau atsitiktinai 10 knygų. Pasižiūrėjau, kad jos būtų skirtingų autorių. Ir kiekvienoje knygoje aš ieškojau ką nors apie entuziazmą. Taigi statistika čia irgi entuziazmo pusė. Iš 10 knygų 7 radau visą skyrių, kuris yra pašvęstas entuziazmui. Tai yra arba įkvėpimui, aistrai, dvasiniam pakilimui.
Kitose trijose neradau, bet manau, kad blogai ieškojau. Taigi, pabaigai jums norėčiau palinkėti. Kaip mums įsiugdyti tą entuziazmą? Žmonės dažnai daro tai, ką privalo daryti. Bet vienintelis vaistas visada būti entuziastingu, tai daryti, kas jums patinka. Tai, ką jūs mylite, kam jaučiate aistrą. Kaip sakė kažkoks garsus motivatorius, neprisimenu pavardės. Neklausinėkite, ko reikia pasauliui. Paklauskite savęs, kas jūs įkvėpė. Ir eikite ir darykite tai. Įkvėptų žmonių, štai ko reikia pasauliui.